Šiandien epizode matysite. Pirmiausia, apsitvarkysim kiemą, tada susimontuosim apsaugą nuo graužikų, parodysiu, kaip apdirbsiu pamatą namelio ir aišku, dailylinčių montavimą. Tai žiauriai noriu pasidžiaugti, kad praėjusį savaitgalį turėjau dilemą, ar dirbti prie karavano, ar dirbti prie kiemo. Ir kaip matot, kiemas yra sutvarkytas. Išsirinkau visą šiukšlės, skardą susidėjau į krūvą, visą medieną susidėjau. Pavasaris duos lietučio ir pradės žolė labai augti. Ir šiais metais aš tikrai nebepjausiu čia su trimeriu. Pirma, jau norisi vaizdo. Antra, tikrai nebus tam laiko. Tai vad, pirmiausia, apsitvarkykim su kiemuku, o tada keliaukim prie namelio. Kiemo tvarkymas pakankamai nesudėtingas. Čia kažinko aš nebandau išlaužti, bet kadangi pernai pjauju tik su trimeriu, tai savaime suprantama, kad visos tos šiukšlės čia taip ir mėtosi. Tai reikia jas išsigreboti, tai tiek čia to kiemo tvarkymo. Kas labai svarbu mano manimu ir ką dabar daug kas daro, tai va visus tokius degina, tai nedarykit taip, hebra. Užsipažarinsit ir save ir dar kaimynus sudeginsit. Apskritai vakar irgi žinia žiūrėjau, man tai yra kosmosas. Veža žmonės šiukšlės į miškus, į parkus, iškrauna pilna šiukšlių surinkimo aikštelių. Jau nežinau, kiek aš tų šiukšlių išvežiau iš namo. Nuvežė, surūšiuoja, viskas tvarkinga, gražu. Ne, veža jie į miškus gandonai. Čia baisu, kad čia kokio žiurkės dar nepačiupčiau. Visai nešalta. Kad ir kaip nesinori sakyti, bet jau kaip ir lietučio reikia gamtai. Nes, pavyzdžiui, žolė tiek čia sode, tiek namie jau jinai geltonuoja. Gera bus. Suaeruot pirmą reikia ten tą padaryti, Jo, reikia, jeigu ten jūs jau žinot, kad tau veja puoselėsi tenais nuo A iki Z, tai reikia. Bet čia tos vejos dar niekas nepuoselės. Čia dar paskui kasis viskas. Prie namelio dar trinkelės klosis, ten kas nusikas, pasiskleis čia, tas sklypas lyginsis, tai pilsis čia dar žemę papildomai ir panašiai. Tai dabar tikslas yra, kad tiesiog užaugtų gražesnė veja, be piktžolių, kad nebūtų kaimynam sarmata, dasėjimas, jisai tikrai duoda vaisių. Sakau ne iš teorijos, o iš praktikos. Sėjas tos žolės labai daug kvadratų ir žinau, ką sakau. Iš bokštynai, kaip užpisas. Man čia didžiausias peilis yra va šitie šūdai, kai atvažiuoju dirbti ir matau šitą šiukšlyną kiekvieną kartą. Aš negaliu pakęst. Vis. Atrodo šalta, bet aš jau visas šlapęs. Čia normaliai, gerai. Sakau, parodysiu jums dar pamokėlę vieną patarimą. Kas čia yra? Tai čia mes turim akmens vatą įvyniotą į polietileno plėvelę. Kam tai sakysit? Tai Danijoje, kai mes dirbdavom nuo labai ankstyvo pavasario, arba dar net žiemai nesibaigus, nes temperatūra ten pakildavo šiek tiek anksčiau, tai Rokvilis turi gamyklinės va tokias kaldras. Jos yra tam, kad, tarkim, pasiruoši pagrindus arba atsiveži bires medžiagas ir naktim vis dar krenta temperatūra žemiau nulio. Tai kad atėjęs ryte tau nereikėtų kapot ledo, užklojus iš tom kaldrom, ar tai pagrindas paruoštas, ar krūva kažkokia užklojai, palikai, ateini ryte nusikloji. Jos yra sąlyginai brangios, bet Lietuvoje jų net nenusipirksi. Tu jas turi užsakinėti ir vežti, o užsakymas turi būti sąlyginai didelis ir prieš 2 berods metus dirbom pas klientą, atėjo šalčiai. Ir aš jam papasakoju apie šitus, kad sakau, man kaip ir jų nelabai reikia, bet sakau, galim, žmogus pinigų turėjo, sako, darom, kad nereikėtų stoti, tai užsikloji, žinokit, yra pasaka. Tai va čionais yra tiesiog samadėlkinė arba savadarbė ta kaldra, jos pilnai veikia. Tai pati storiausia plėvelė, va ta čia turbūt 10-ukas, tik dabar jau sukritę. Ko gero, o gal ir 5-ukas.
Penketukas, jo, penketukas. Pagal gamyklinius galima pasižiūrėti. Būtent ir dariau realiai pasižiūrėjęs, kokios storio ten gamyklinės tos kaldros. Tai labai, labai geras dalykas. Tik vėlgi, brangokas. Trinkelis, tai dabar žinosit triuką, kaip galima prailginti sezoną ir paankstinti sezoną. Visokių gerų dalykų tas Laurynas pasidalina, matot? O jūs rašinėjat negražius žodžius. Geras žmogus tas Laurynas, špygą taukota. Atšaukiam žolės sėjimą, nes pagalvojau, kad dar čia reikia nupjauti pirmą su paprastą žoliapę, nes, pavyzdžiui, čia žolė per aukšta ir dar yra daug tos sudžiūvusios sėklos, nesukris iki žemės ir gulės jos taip beprasmiai. Tai kitą savaitgalį, nes jau šį savaitgalį nebeišsinuomosiu nieko, atsivešiu žoliapę, o kokia biškį didesnė, pravarysiu viską, o tada jau bus galima sėti žolytę. Einam prie namelio, pakalbėsim apie pamato apdirbimą. Žodžiu, čia yra ceterio eternito, Danijoje vadindom, arba kitaip, betono dulkių plokštė. Ką aš darysiu, kai susidėsiu tinkliuką, čia sudėjęs tinkliuką aš noriu, kad pamatas atrodytų gražiai ir plus, kad jisai būtų šiltas. Tai aš dėsiu, dar nežinau kiek, 5 arba 10, turbūt kad 10 ekstruzinio polisterolio, kas duos man šilumą po namų. Tai reiškia, kad nešals taip grindys. Jeigu visą perimetrą apsiūsiu polisteroliu, apšildysiu. O iš išorės, o iš išorės bus uždedama vat taip. Tik tais aišku, iki čia jinai bus. Dar dailylentė biškai galbūt žemiau, tai iki čia. Bet žodžiu, iš išorės visas pamatas atrodys va taip ir net nesuprasi, kad jisai yra neišbetonuotas, o tiesiog susuktas. Dar nesugalvojau, kaip aš įtvirtinsiu. Nesugalvojau dar. Galvojau, galbūt galėčiau čia sukti makaroną, bet man tada tinkliuką neinu prisitvirtinti. Tai buvo mintis, kad suk makaroną ir jį tiesiog va taip nuleis. Ir prie to makarono suk. Man čia apsikas, vis tiek susikils čia žemės, tai va čia laiko makaronas neleidžia judėti. Žemės užsikas ir kaip ir gerai, bet tada negaliu tinkliuko normaliai prisukti. Dar nesugalvojau, bet norėjau tik parodyti, kadangi namie turėjau tą plokštę, tai norėjau parodyti, kaip bus apdirbamas pamatas. Tai ten bus šilta, aišku, šonuose čianais iš galo gal vieną skylę, ilgosiuose sienose bent 2 skylės padarysiu, įdėsiu tinkliukus irgi, kad vėjas cirkuliuotų, kad būtų ventiliacija, bet va taip atrodys pamatėlis. Ir kažkur žemiausių vietų dar reikės ir dureles pasidaryti, kad ten būtų galima įlysti. Tai vieną lapą, kaip pavyzdys, arba pusę lapo reikės ant vyro padaryti, ar tiesiog prisukti ir paskui jį atsisukti, gali čia ne problema. Tai va tokie va bairiai. O dabar judam prie tinklelio, jau judam prie realių darbų. Tai nusipjaunam pirmą makajonus, užsidėsim tinklelį, jau rytoj tikrai suksim dailylentės. Matau, niaukasi dangus, ateis lietus. Super, super. Aš laukiu lietaus iš aukšto dangaus. Ne, šiaip lietučio reikia. Kad ir kaip bebūtų, jau lietučio reikia, nes žolė jau geltonuoja. Grybai neauga. Anksti dar grybam, ne? Aš grybas, va. Ir neaugau. Grybas ir neaugau. Mažai lietaus buvo turbūt. Tai tokie va, bairiai. Atlaiky, kaip sakė sindikatas. Gerai, prieš pradedant noriu pasidžiaugti, kad tikrai daug geriau atrodo kiemukas. Sakykit, ką norit. Nesakykit, ką norit. Sakykit, kad taip labai gerai atrodo. Čia dar nusipjaus biškelį. Va, šiukšlynas man kaip atrodo. Stebėkit. Čia apsitvarkiau viską. Šitą grūzą, jau kai susuks dailylentės, aš jį tiesiog paskleisiu, nes čia paskui pilsis dar žvirai, hujai. Čia tiesa terasa bus, va. Terasa bus praktiškai va iki to balkio, tai čia tą žvyrą paskleisiu, paskui ten polius susigręšiu. Maty galas. Tai va, o tenais jau paskui reikės kasinėti. Viskas, einam prie namėlių. Einam prie namėlių, hebra. Pasakysiu, aфиgeną bairį. Net ir kryžiuko. Palikau namie kryžiuką. O kodėl aš čia makaronus prikalęs, ką? Visur prišaudyti makaronai. Tu durnas? Dalbajovas. Bet. Kreizą aš turiu skilinį, seną, nuo, nežinau, jau 5 metų su laidu, sandėliuke. Tai va dabar einu, pasimsiu ir tikiuosi, kad ten diskas dar gyvas ir atsipjausim. Žinot, yra pasakymas, niekada neatsisakyk ir nesijuok iš senatvės, ligos, kalėjimo ir laidinių įrankių. Niekad nežinai, kada tau to laidinio prireiks. Aš nemetu. Aš turiu visokių senų tų įrankėlių.
va, prisgadija, prisreikia, žiūrėkis, va, į pasitarnausi, dėkosiu, į patenkintas būsiu, kad darbukas padarytas. Apa, svarbu neįpjaut geotekstilę. Ne geo, o priešvienis plėvelis. Neatsimenu, kaip čia jau veikia. Na, banda. Blemba, ne, čia biškai gal per giliai. Nu, bet aš atsargiai. Kaip jis čia veikia? O, užrudys buvo, turbūt. Tiesiai snukį varo. Durnelis iš kitos pusės galėtum daryti, patogiau būtų. Durneliukas. Bet šiaip koks nepatogus. Pripratęs prie brangių įrankių dabar. O, ir laidai. Blemba vis tik. Nu ką, atėjo laikas montuoti apsaugą nuo graužikų. Kai pirkau Makvežoj sėklas, tai dėja, bet tinkliukai buvo išparduoti, tai variau į Litagrą. Kaip aš sakau, ten yra kaimiečių akropolis, kaimiečių rojus. Ne, čia gera parduotuvė, negali sakyti, tikrai visada turi visokių tokių dalykėlių. Nu ir dabar pradžioje aš atsipjausiu vieną tarpelį. Tai aš šiek tiek dar anksčiau užleisiu, nu, dėl šventos ramybės. Tai šiaip tai gal taip ir darom, žiūrėkit, kad taupytų laiką. Tai pam, pam, pam. Paskui dalylentės čia prispaus. Užsilenkiam va čia taip, iki pat makarono. Ir prišaunam prie makarono. Opa. O, nu kap gražia. O kodėl aš nuo čia šaudžiau? Man reikėjo dar užsileist. Fucking hell. Nu dabar jau atsikirpsim. Reikėjo man iš karto užleist daugiau, kad užlenk galėčiau. Gerai, nu va ir viskas. Čia nėra prie kur šautai. Šaunam va čia. Taip ir zeisim. Į ką? Į tiek žinių. Nelabai čia noriu man kirpti. Čia gal reikėtų tiesų labiau. Kerpa viskas gerai. Kerpa. Kalbėjau su specialistais, jis sakė, tas tinkliukas irgi gali būti ir cinkuotas, ir aliuminis visoks. Aišku, čia galima ir daugiau buvo užleisti. Čia, kaip ir sakau, nepritaupysi čia šitą vietą. Nu, bet esmė ta, kad va mums svarbiausia, kad čia nepralystų padarėliai. O jie čia ir nepralys. Tai gal ceterį iš tikrųjų ir dėsiu, va, radom atsakymą. Ceterį dėsiu iš karto prie čia, o putplastį dėsiu ekstruzinį va čia, iš vidaus tada aš palysiu, iš vidaus tai ant putų priklijuosiu, tai tada ceteris prispaus, čia nebus tarpų, kur lysti tiem kacapam. Svarbiausia, kad nepalikt kažkokių tarpų. Iš principo čia tas užleidimas, manau, va tarkim čia kaip aš užleidžiu, jisai netgi nėra kritinis, gali tas tinklelis turbūt baigtis ir čia. Nors ne, turbūt negali. Logiškai mąstant, nelabai gali. Nes jeigu tinklelis baigsis čia, nu tai teoriškai gali ten įlįst žiurkius. Ar tu prisimeni dienas tas? Tiesiog šovė diena į galvą. Graži labai, grupė Angelas. Jeigu ką. Nu ir šiek tiek užleisiu, kad nesudaryt tarpuko. Ir pradžio galvojau su varžtais sukt aš tą tinkliuką. Paskui pasižiūrėjau, kad čia nėra prasmės. Šiaip labai patogus tinkliukas, toks pasiduoda tam lankstimui. Smagiai labai. Čia tai dar įkarpiam. Čia makaroniuką dar tik turim. Panaudosim tos likučius tikrai, manau, kažkur su keitimam kokiem. Va. Čia labai gražiai. Nu va, pradžią padarėm. O dabar aš išsiviniosiu visą sietą ir per visą jo ilgį. Kas tikrai patogus su šitu tinklu, kad jisai toks, nežinau, ar matot, bet va jisai paslankus. Ir užleisiu dar šiek tiek daugiau negu pradžiai. Kai kėliau Dačios apžvalgą, gavau komentarą, kad mes statybą žiūrėt norim, o ne mašinas. Vaidotas ir Paulius Samoška. Nu, jie turbūt geriausi pavyzdžiai, kalbant apie YouTube'ą. Tai tarkim, Vaidotas kelia turinį, kai konstruoja, ne, kažką vis. Ir dabar jis pradėjo kurti turinį apie motociklus. Ar peržiūros krito? Nei kiek. Reiškia, žmonėm patinka apskritai, ką kūrė Vaidotas. Ir plus jisai gali pabėgti, nu, atsitraukti nuo to, ką daro nuolat. Ir taip paįvairinti savo kūriamą turinį. Taip yra įdomiau pačiam. Kitas pavyzdys, dar geresnis yra Paulius Samoška. Jisai buvo populiarus visą laiką, bet labiausiai jo kanalas išpopuliarėjo kada? Kai jisai pradėjo kelti keliones. Bet ar jisai būtų sužinojęs, kad žmonėm taip įdomu jo kelionės, jeigu nebūtų pabandęs?
nebūtų. Tu gali sėdėti ir visą laiką daryti tą patį. Arba bandyti kažką naujo. Visados labai įdomu yra išbandyti kažką naujo. Ir ne tik labai įdomu, bet ir labai naudinga. Bet kas mane nudžiugino, tai peržiūrų prasme tikrai nebuvo jokio, visiškai jokios duobės. Gal pirmas dienas toks biški lėčiau kažkaip tos peržiūros ėjo, bet paskui visiškai pasiekė standartinę auditoriją. Baigėsi. Biški pilvelis gavosi. Nedarykit taip, kad nuo dviejų galų. Reikėjo eiti į tą pačią pusę. Kaip ir logiška, neatrodytum, bet nepagalvojau, blemba. Iš kitos pusės, nes pavargau. Nesigauna su kairė. Nu jau pelės, tai čia tikrai nepralys. Vėl baigėsi. Rūkštelė to. Nu, visai čia viskas gerai. Užkinsantis darbas, jau atsibodo. Pradžiai žaugas smagus, bet dabar jau atsibodo. Nu į kon. Tinklelis pritvirtintas. Atėjo ilgai lauktas metas, kada pradėsim su karvanų dalylentės. Tai minėjau anksčiau, varžtus naudoju jau nudažytus. Varžčiuko skersmuo diametras yra 4,2 mm. Galvutė yra 7,4 mm ir pats varžtas yra 4 cm. Suksiu po 2 varžtus į kiekvieną grebėstą vienai lentai. Nemanau, kad aš čia tampysiu šniūrus tiem varžčiukam. Pradedam. Dabar suku ir prisiminiau, kad pirmiausia reikia sukti čia varžčiuką, o ne šitoj pusėje. Nes jeigu smarkiai pritrauksiu šitą pusę, sekanti lenta tiesiog neįsistums. Prisisuki čia, o paskui kitą idėjas prisuki čia. Tai dabar galvoju, ar tempt čia tą šniūrą ar netempt. Gražu būtų gal, bet ar verta čia, net nežinau. Dabar suku turbūt kur pasiekiu, o paskui užsilipsiu. Atsakingas darbas, net kalbėti nesinori, norisi susikaupt. Reikia nesukelt per daug. Vis noris pasižiūrėti, nes kaip bebūtų, čia yra medis, natūrali medžiaga, tai jisai nėra, kad visos tos lentos idealiai vienodos. Kas per orai. Reikia taikyti vidurį, tiesiog griebėsti ir viską. Ir neapsikrauti. Tiesiog vidurys, hopce ir važiuoja. Vienas kitas pabėgs varžtas, nu tai bus pabėgęs. Pabėgai. Pabėgai. Lipam tada, nes čia kitaip nieko nebus. Čia būtų labai patogu dabar, čia pradžia tai labai negražiai sakau, bet išgyvensiu, žinokit, išgyvensiu. Tai vat būtų dabar gerai dviese, vienas ant pastolių, aš čia, puk ir viskas, bet nieko. Bus gerai. Čia dar ir kopečias turim. Taip darydamas nelabai matau, kur sukt. O kur yra problema? Oho, koks vėjas čia viršuje. Eik, savo. Čia tai vėjas. Taip, mes padarysim. Taip, keliose vietose atsižymėsiu. Aišku, rankų kaip ir trūksta, bet nieko. Ne, bet čia nesąmonė. Ne, tai. Biški per žemai tai sakau. O tai va darykim per vidurį grebėstą, aš pasižymiu. Ir viskas va, pum. Ir tiek čia tos bėdos. Nu taip, reikės ir šokinėti realiai. Porą prisisukė, turi lipti viršų prisukt. Kitaip nebus. Daugam atrodo gal, kad čia va tik tais lenta dedi suki, bet ne visai taip. Vis tiek tu turi
pasižiūrėti, kad jos eitų tiesiai ir panašiai. Tai vėjaukštis eina švilpt. Šiaip medinės lentos, apsimedis vaikšto, tai pavyzdžiui sandėliuko aš nenudažiau dailylenčių prieš montuojant. Nudažiau tik tais po ir paskui vasarą išsivaikščiau visas tas lentos. Nežinau, gal jau rodžiau. Tai su nameliu tikrai nesinorėtų vėl dažyti. Jau čia vidurinę nuo kopėčių prisuksiu, nes nei nuo pastolių, nei nuo žemės nepatogu. Klausė irgi komentaruose, ar su smūginiu suktuku nepersuka varžtų, ar nėra, kad paskui negerai. Tai nežinau, aš jau gal visai įpratęs esu. Jau tik kada sustot. Aišku, būna vienas kitas gal, kad per daug įlenda, bet šiaip tai, nepasakyčiau, kad kažką ten įlenda per giliai, išplėšo. Tai ką, va, čia atleisčiau varščiuką, grebėsto gale įsisukčiau lygiai taip pat varščiuką per vidurį grebėsto ir šniūrą įsitempiu. Ir tada, kai įsidedu lentą, aš matau, kur sukt. Ir tarkim, kiekvieną varžtą iškart virš šniūro suku. Bet esmė ta, kad aš dabar, jeigu stampysiu šniūrus, tai come on, bus labai nepatogu. Niekur čia nepriskubėsi žmogus. Pažiūrim. Ar nusivalo? Šiaip tai nusivalo, tai gal tada va taip aš ir darysiu. Su gulščiuku užsibrėšiu tą brūkšniuką. Būtų daugiau mažiau tiesiai. Šokam lėtai. Nusivalo šitas pieštukėlis ir taip ir darykim tada vyrai. Ir moteris, vaikai, ir berniukai ir mergaitės. Kai nėra jėgų, padeda Bright. Šiandien labai sunkiai iš tikrųjų kėliaus. Tai ne tai, kad kėliaus, bet atsikėlęs toks kaip daržovė. Tai jau, turbūt 1,5 mėnesio Brightą geriau vietoj standartinių energetinių. Pradžio man jie pasiūlė integraciją padaryti. Padariau ir užsikabinau, žinokit. Tas labai, labai geras. Tai palieku video aprašyme nuolaidos kodą, jeigu norėtumėt pabandyti. Tai tikrai, žinokit, rekomenduoju. Kas liečia kofeino, tai aš kavos netgi atsisakiau labai smarkiai. Kur išgerdavau 5 puodelius kavos ir dar energetinį 1-2. Tai dabar va, Brightas. Plus lietuvių gamintojas ir jokių pridėtinių cukrų. Geras produktas. Rekomenduoju. Gaunas, kad geri vandenį, nes pagrindinė sudėdamoji dalis vanduo, šaltinio geri vandenį ir dar gauni visokių energetinių ir vitamininių dalykų. Pum, tytusi, jaučiu lazeriuką. Sukti varžtus reikėtų 2-3 cm nuo lentos krašto. Vienas čia truputį per arti įvariau, bet šiaip 2-3 cm nuo lentos krašto, kad skilimų kokio išvengti paskui medienai vaikštant. Aha. Bet tai kaip taip, ne. Blet, ar aš. Ką reikia kreizą nešti čia ir nupjaut galiuk. Bet tai, tu sugebėk man taip, Laurinai, stebini tu net pats save nuolatos. Blogiausia vasvapa čia yra, nes ten po vieną lentą turi žymėtis. Čia paskui viršui tai iš karto per visas plium sužymėjai ir viskas gerai. Apačioj gaunas toksai zeidimas po porą lentų. Bus tai vidur. Aš apdirbinėsiu duris. Kai įsidės duris, tiek čia, dėsis balta lenta. Ko gero 10 cm. Ir jinai man visą tą tarpą uždaro. Man kaip ir nereikia sugalvos daug. Tai aš tiesiog visas jas susiglaudžiu, šitą lygiai taip pat atvesime ten kiek reikia. Susimontavus duris, apadiukai susidės nuo problemų. Dabar irgi pagalvojau, kad nereikėtų man to pulščiuko vieną kartą čia dėliot. Tai aš prisisuku lentas po vieną varščiuką. Ir specialiai suku vieną lentą čia, kitą čia. Nes jeigu visą sukčiau, tarkim, čia suku, vis tiek jie judinėja, norėjau sakyti, vis tiek jie kyla, leidžiasi ir tada labai matytųsi, kas antras taip šokinėja. O dabar gaunasi kas trečias, aš brūkšnį užsidėsiu ir niekas čia nesimatys. Turėtų nesimatyti, to žinosiu.
Išsiaiškinu, kad tam gulčiukų jau yra kapų. Dabar, pavyzdžiui, pridedu šitą pusę, man rodo akelę, pridedu šitą pusę, man rodo, kad reikia stumdyti visi formatų ščiuką. Bet buvau, buvau dabar Bošo renginį vakar, Boš Pro2, kai jūs žiūrėsite, tai ne vakar, penktadienį buvau. Tai žiauri gerą gulčiuką turi. Principe, kaip šitas, tik dar tvirtesnį, ten, galėtum turbūt kariauti. Tai patiko, sakiau, kai šitas sugadinsiu, reikės pirkti, žiūriu, kad jau sugadintas. Jo, čionais iš principo gausis taip. Čia viena apdalinė lenta užsidės ir čia kita. Taip, o taip, susidarys kampą. Turim antrą darbų dieną. Tikėtina, kad kamera šiandien nukris ne vieną kartą, nes jeigu vakar sakiau, kad buvo blogas oras, tai šiandien yra labai blogas oras. Pradedam sukti virš durų. Ir važiuojam tolyn. Gerai, mes turim tada iki 1,40 pjaunam. Metrą 40 ir kiek čia reikia tų lentučių? Metras. Čia yra biškelį truks, tai reikės turbūt nupjauti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Jo, 7 po metrą 40. Pareina, aš jau matau, pareina, čia kažkokia velniava. Pasižiūrėkit, kas ten daras. Snigau šiandien, nežinau, kiek, 3-4 kartus. Iš Šiaulių išvažiavau irgi, snigau. Jau sninga. Kamera tai tikrai nupūs. Nes jeigu sninga, sninga iš meilės. Vasara atėjo ir prasidėjo. Labai nenorėčiau, kad nuo čia kamera ant žemės nukristų. Būtų skaudžiai. Koks vėjas, kebrytė, koks vėjas. Kosmosas. Ta prasme, žiūrėkit, kas ten daras. Pasižiūrėkit, kas ten daras. Jūs matot? Eik tu savo. Tu durnas, kas čia darosi? Aš bijau kamerą paleisti. O, Jėzau, Jėzau. Kažkokia komedija. Kažkokia komedija. Ai, bledalė. Absurdas kažkoks. Tai pūga, pūga. Ir dabar skys, kai aš buvau vaikas, čia buvo normalu balandžio gale sniegas. Fuck that shit. Atsakyt galiu tik tiek, fuck that shit. Gerai, ir matau, kad dar vienos lentutės čia reikės. Ir tada jau gal netgi dviejų. Eina, pist aš galiu pasakyti su tokiu oru. Tiek, vat aš turiu pasakyti, eina pist. Ne, čia nesąmonė, ta prasme. Va tokia mes turim situaciją. Taip, tai reikalai dabar pas mus gaunasi tokie. Virš durų jau viską susukau ir dabar dedu vėl, ar ne, lentą jau išilginę ir matot, kiek lentos skyšo. Bet esmė ta, kad angą durų aš padaręs šiek tiek didesnė, negu kad reikia, tai aš iš principo galiu šiek tiek pastumti duris į čia. Ir jeigu man vis tiek tos lentos bus per daug, tai aš tiesiog su siaurapjūkliu ją gražiai nusipjausiu vienu liniju ir paskui užsidėsiu apdulą. Tai net nepjausau, nes žiūrėjau išsistumdyt, nekažin kas ten išsistumdo, tik tais dabar kitas momentas yra, bijau, kad galėjau pasilikti per trumpas viršui lentas, nes duris gali būti, kad bus šiek tiek per žemos ir klausimas, ar aš su apdula uždarysiu. Nu tai, jeigu ką, aplink duris uždėsiu platesnį lentą, tarkim, kampuose 10-tuką, aplink duris galiu dėti 12-tuką ar 15-tuką. Čia yra
kažkas. Nu, supratot. Šiek tai žiauriai demotyvuoja šitas šūdinas oras, nes aš rankas nušalau. Ta prasme, kosmosas, apie ką mes šnekam. Saulė išlindo, bet šitoj pusė čia visą laiką pavėsis. Tai einam su manim į lauką. Nu ir sukam toliau tas ventas. Bent jūs man saulytės pabūsit. O čia va saulė šviečia. O aš einu į tą šešėlį. Susimečiau čia lentutės. Nors čia turbūt ir užsidarysiu terasą, bet vis tiek, kad būtų gražiai. Ką nufilmavau, tai toks jausmas, kad ne visada mikrofonas vakar įrašinėjo. Nežinau, dar nemontavau, bet taip pasirodė, kad gali būt, kad kažkas tenais neįsijungia buvo. Oi, kaip aš norėčiau, kad saulytė greičiau atsisuktų. Šala nagai, tasme raudoni pirštai. Tikėtina, kad jums gali kilti klausimas, kodėl naudoju varžtus, o ne vinukus. O, čia kaip netiesi. Ai, nors ne, viskas gerai. Tai labai logiškas klausimas. Daug kas tikrai žinau, kad naudoja vinukus, su vinukais kur kas greičiau. Bet yra turbūt du momentai. Varžtą visados gali išsukt, visados gali ištaisyti savo kažkokią kliurką ir plus varžtas tikrai geriau pritraukia, užsičiauk. Tikrai geriau pritraukia negu vinukas. Tikėtina, kad pas mane čia nėra viskas labai tobulai, ne? Tiesiai lygiai ir šitas dalykas. Tai varžtas yra tvirčiau ir varžtas atleidžia klaidas. Jeigu kažką prasiskaičiavai, ten nežinau, ne taip uždėjai ar persigalvojai, labai lengvai gali jį išsukti ir ištaisyti tą, ką suklydai. Tai, principė, dėl to ir naudoju varžtus. Ir su tvarom lygiai taip pat. Daug kas tikrai naudoja vinukus, tai ten labai greitai eina darbas. Bam, 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 tik kali. Bet jeigu kažkur kažkas ne taip, kažkur kažkas nuvažiavo, į niekur, ne? Ai, palei pat. Tai va ir dabar, pavyzdžiui, aš varžtą išsuksiu ir čiut jį pakreipiu. Ir pritraukiau. O jeigu čia būtų vinukas, viskas. Aišku, teoriškai, tu jį ištrauksi, bet jau daug žaidimo, daug vargo ir gali net ir pažeist lentą. Tai va tokie mano motyvai. Bet pagrindinis, tai kadangi aš nesu čia specas šitoj vietoj, tikrai galiu kažkur suklyst, tai bus lengviau tas klaideles ištaisyti. Šiandien bent jau fiziškai šiek tiek geriau jaučiuosi, nes vakar labai pargęs buvau. Šiandien bent jau kažkoks aš labiau pailsėjęs jaučiuosi. Aišku, tas oras tai tikrai demoralizuoja. Vakar, kai sudėjau tinklą nuo pelių, atsikėliau storiuką ir gavau ne vieną žinutę, ne vieną reakciją. Vieni rašė, taigi pragrauš tą tinklą, kiti rašė, kad pralys pro tą tinklą. Ir aš tada galvoju, blemba, ar čia aš toksai protingas labai? Ar tiesiog žmonės jau yra antiek sumiestėję, kad tokių kažkaip dalykų jau jie nebepragalvoja, ar jiem tiesiog klausimai tokie keisti kyla. Tai tinkliuko akis, to aš pasakysiu tiksliai. Tinkliuko akis yra, tarkim 4 mm. Tai aš dabar įsivaizduoju, ateina pelė. Pelės akis yra didesnė už tą skylutę, ar ne? Ateina ir sako, atsiprašau, dabar nuskeiksiu, suko, dabar aš čia lysiu. Ir jinai lenda. Arba kitas variantas, ateina, jinai pavaikščia, netelpu. Bledė, dabar aš tą sugraužiu. Ir jinai graužia tą tinklą. Blem, Aš sutinku, kad pelė, kai jai reikia, jinai tikrai gali ir pragraužti, ir pralysti, bet tinkliuko, ne, žiūrkiant, tai čia faktas, kad pragrauž. Bet iš principo, tai tu dedi, ko čia nesueini. Давай. Сила есть, ума не надо. Vienas iš kokių 2 pasakymų rusiškų, kurį moku. Gal 3. Tai tu dedi tinkliuką ir mano supratimu.
pelė ateina, ne? Tasme pelė jo ieško arba maisto, arba šiltos vietos, eina. Sako, o čia pralysiu, palenda tinklas. Nu nafik, kai jin tada ieško kažkur tarpų didesnių. Ir jinai tikrai nelyščia pro tą tinklą, pro kurį greičiausiai nepralys, arba jai reikės labai daug energijos išeikvoti. Jinai ieškos lengvos vietos. Tai tu tą tinklą ir uždedi, kad pelė atėjus, čia bybis bus, einu kitur. Nu, čia mano supratimas. Ta prasme, jeigu tu įmesi pelę į kažkokią dėžutę, ne? Ir va ją visą tokių tinkliukų uždėsi. Tai taip, jinai arba prasigrauš, arba prasibraus pro kažkokį tarpelį ten ir panašiai. Bet kai jinai turi visą pasaulį, jinai, mano supratimu, galbūt aš klystu, čia galbūt gamtininkai pasakys, jinai tikrai nelyščia, negaiš savo energijos, kurios galbūt net neturi, kad jinai pralystų. Tai va, nežinau, čia man atrodo, kad čia toks ūkiškas mąstymas, kad jinai nesibraus čia. O jeigu ir brausis, tai kažkur nebent tinklelis yra neprispaustas. Bet kad jinai ten lystų, arba kita irgi buvo žinutė, o tai apie šitą kalbėta buvo, o tai nepragrauš lentos. Ateina pelė 10/10, nes čia 2 kartus kem 5-9-5, tai čia yra 9-5-9-5. Ateina ir sako, gaidį, dabar tai aš tą graušiu ir duoda ten kokią savaitę laiko, kol pragraužia tą baltį. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad taip nedaro pelės. Aišku, aš nesu pelė ir nesu Paltinavičius ar Čepulis, bet man atrodo, kad tai pelės nedaro. Aš kaime augau, nesu matęs, kad jinai kolonas kažkas ten nugraužtų namo ar ten dar kažkur. Jinai rastų būdų, tarsi kažkur prie lango, ten dar kažkur bus tų vietų, bet man atrodo, kad ne čia. Man taip atrodo. Kažkoks kosmosas. Stovi tiesiog, už kampo. Nes čia ne taip pučia. Bet, kosmosas. Pasižiūrėk, viskas daros. Tiesą sakant, pagal tai, kaip atrodo dangus, tai aš turiu didelę baimę, kad čia mano darbai baigsis. Dar palauksiu, nežinau, 15-20 minučių, bet jeigu nesibaigčia šitą nesąmonę, tai dėja teks epizodą užbaigti taip. Nelabai turiu komentarų. Nelabai turiu komentarų. Sakykit jūs man, ką norit. Atsisėdu į mašiną, suvalgiau bandelę ir viskas, nebėra audros. Orų permainos tai šakės. Ir kaip sunku dirbti, taip permainingai orai. O vaizdas atrodo jau taip. Tadam! Sukam toliau, jau vaizdelį šioks toks yra. Pasiekiau turbūt pusę, ne? Bet šalta. Pusės nepasiekiau, nes dabar reikia susukti tas lentas. Po vieną tik tais varšiuką prišaudžiau. Ir dabar lipsiu ant pastolių. Prisisegiau su užtrauktuku barzdą. Ne, žinot ką, dabar parūkysiu ir tada lipsiu ant pastolių. Ir toliau suksiu. Turim dar tik 2 valandas. Tai labai tikiu, kad įmanoma pabaigti šitą sieną ir dar bent jau pusę tada tos. Vėl neaukėsi dangus. Nenustepsiu, jeigu susisup. Vėl dangus temsta. Nenustepsiu, kad susisuksiu čia ir vėl užėjus audra. Čia irgi kai klausia, ar tu baigsi tą karavaną? Blemba, sunku yra, kai tu neturi. Šąla nagai. Tikrai ne pats smagiausias oras. Bet žinau, kad daugam iš žiūrovo esu. Šiaip labai džiaugiuosi sprendimu priimtų, kad timberis nudažytų dailylentes, nes jeigu būčiau užsisakęs nedažytas, kada aš jas būčiau nudažęs? Kokie orai? Logika sakytų, kad pernai metais kovo mėnesį aš pradėjau objektą Vilniui. Ten kovo, nepasakysiu dabar, gal 5. Tai vieną kartą, tik pradėjus, dar iškrito sniegutis. Atsimenu, 1 savaitę pradėjom objektą, pasiruošėm pagrindus. Tada dar padėjo man, buvau pasisamdę žmogų. Pasiruošėm pagrindus. Vieną rytą atsikeliam, atvažiuojam, sniegas. Bet tai tik tiek ir viskas. Ir paskui oras geras, saulytė šviečia, ten jau kovo, nežinau, kokia
15 aš jau ir su Maike, atsimenu, Reelsą įkėliau. Ir nebuvo tokių anomalijų pernai. Nu šiemet tikrai yra iššūkis. Negana to, kad žiema jau buvo labai ilga ir šalta, statybininkam buvo tikrai labai didelis stabdis, tai dar ir pavasario neturim. Kaip bebūtų, nors ir sako, nėra blogo oro, bet... O, į varžtą pataikė. Tu matai? Tikrai šitas oras nėra geras. Negali sakyti, kad nėra blogo oro. Nes stoja viskas. Nagai jau nušalė konkrečiai. Visiškai nušalė pirštai. Nežinau, ar aš šiandien susisuksiu. Nepaisant to, kad norisi pasidaryti kuo daugiau nutų. O, jau nebesugraibau, aš 2 iš eilės iškrito. Norisi pasidaryti kuo daugiau, bet jeigu susirgtum, tai ne tik namuose sustos, ne tik karavanas sustos, bet dar ir objekte darbai sustos. Ko reikia irgi nepamiršti. Vis dar turiu pabaigti darbus klientam. Vieną objektą tebedarau ir vienas dar laukia. Pjaunu virš 2 durų jau. Virš vitrinos būsimos. Susidedu 3 iškart per vidurinę pasižymiu 1,45 ir tada su kampainiu užsibrėžiu. 1,5 ir 2,90. Galus aš ten suvienodinęs, bam, 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 tiek žinių. Specialiai nefilmavau, aš jau visą tarpą uždariau, to parodysiu. Nefilmavau, laukiu, kol saulė atsuks, nes tiesiog dantis sukandęs dirbi, nagai kelis kart nulipau ant saulės, jau nes be proto šalta. Ta prasme, mes turim pavasario antrą pusę, o kelis kartus jau buvo minčių, kad kam aš čia, kam, važiuok namo, bet paskui, supranti, kad čia yra tiesiog tokios momentinis mintis, o padaryti vis tiek reikia. Labai norėtųsi, kad visas karavano projektas būtų ne tik kaip kažkoks, kaip pasidaryti dalykus, bet toksai priminimas turbūt, kad iš principo gali pasidaryti bet ką tik tais nori. Ir svarbiausia mintis turbūt, kad tai, ką darai, būtų prasminga tau. Neįmanoma, kad visi suprastų, kam tu čia darai, ką tu čia darai. Svarbiausia, kad tau viduj tai būtų prasminga. Nežinau, ar tai būtų motociklo važiavimas tam, kad pabėgti nuo sunkios kasdienybės. Ar tai būtų mandalų spalvinimas, kad nusiraminti. Ar, nežinau, padelio žaidimas. Nesvarbu, kad kitiem tai neturi prasmės. Vėl debesukas. Su šitais trumpais labai iš tikrųjų patogu išsitiesint. Jeigu kažkur iš ilginės lentos nueina ne pagal gulšį, tai su šitais trumpais paskui virš lango labai lengva išsitiesinti. Nes ilga lenta, varžtų nepasiėmiau. Normalu, kad jinai gali per ilgį susikryvaliuoti visą. Ir kartais sunku sugaudyti. Tai su šitom trumpom labai nesunku. Dar tik tais 15,4, tai šitą sieną tikrai pabaigsiu. Jeigu nesubjurs oras ypatingai, tai šitą sieną pabaigęs dar norėčiau bent metriuką šoninės sienos padaryti. tą vaizdą tokį tiesiog jau pilnumo. Ne dėl to, kad čia kažkur terminai darkštas, bet tiesiog pasižiūrėti, jau 2 sienos, jau žinot, jau gaunasi vizualiai visai kitoks vaizdas. Jau krenta snaigės. Snaigės sukas ratu, bliamba. Vargu ar spėsiu aš čia susukto ir o, čia biški, bliamba, negraži šita. Negraži šita. O ir varščiukai į pabaigą. Tai nieko, šoksim žemyn, palauksim, praeis ta kakla vis tiek. Lipam ne dėl to, kad snigt pradeda, o dėl to, kad reikia varžtų. Va, gamta mūsų čia nepagazdins. Leidžiamės. Apa.
O, kopėčius. Einam biškelį, kur mažiau ciongo. Nu, varšiukų pasiėmėm, sniegutis nusiko ir vėl galim sukt. Apa. Suk ratelį. Smagu, kad nusprendžiau vis tik užsibrauktos brūkšnius ir suktiesiai, nes aš būčiau matęs, kad ne visai tiesiai tie varžtai. Plečius atvažiavęs, ten koks žmogus gal ir nepastebėtų, bet aš pats būčiau matęs, tai džiaugiuosi, kad nusprendžiau vis tik tą sudėtingesnę, taip vadinkim, variantą, kai reikia užsibraukti liniją. Dabar jau ilga, bet kaip gražiai pareina, grinai su piršteliu. Nežinau, kiek jūs tenai girdėjot. Sorry, hebra. Biškį ilgiau, kai nefilmuoja, maikas išsijungia, taupimo režimas. Gavau klausimų, kodėl grebestavau, kodėl sukau grebėsus, o ne makaronus dailylenčių tvirtinimui. Tai negaliu pasakyti 100%, kad taip ir yra, bet manau, kad tai yra dėl patogumo, dėl tvirtumo, nes vis tiek, kur tu turi 10-12 cm mėsos medžio, o kur tu turi 5, tai yra didelis skirtumas. Jeigu kažkur ir nepataikysi ten varžto, ten nežinau, nesibrėži linijos, tai šauni tiesiog, tai tą makaroniuką gali tiesiog nepataikyti. O jau grebėstą vis tiek pataikysi. Grebėstas yra grebėstas. Plius ir tvirtumas, pavyzdžiui, jeigu lyginant ypatingai karkasą, tai turbūt daug tvirčiau yra su grebėstu, nes makaronas jisai ką ten. Neveltui turbūt vadinamas makaronu. Beveik baigiam fasadinę karavano sieną. Noriu, kad paskutinę lentą prisuktume kartu. Va toks vėjas. Kaip ir sakiau, paskui nupjausim. Daugiau būtų dabar gal nupjaut, bet patogiai aš nedarau. Aš šiaip tai noriu pasibaigti šitą sieną ir dar šoksiu prie anos. Tai dėl to dabar paliksim. Noriu tik, kad būtų užbaigta. Bent jau vizualiai duos kažkokį moralinį pasitenkinimą. Ai, kaip smagu, žinokit. Taip, tebūnie. Kai gražiai pritraukė. Nu va. Aš labai patenkintas. Nu ir kaip vaizdelis. Nebe karavanas jau visai. Tai galim pakalbėti apie išlaidas. Tai jau galim suskaičiuoti, prisumuoti prie bendrų išlaidų visą medieną, kuri atkeliavo kaip ir visa kita mediena iš timberio. Tai dailylentės ir jų dažymas kainavo va tiek pinigėlių. Tada sunaudojom, skaičiuokim visą sumą varžtų, kuriuos dar naudosim, bet still. Tai va tiek kainavo varžtai kartu su dažymu. Ir žolės neskaičiuojam, nes sėsime kitą kartą. Dar galim paskaičiuoti tinklelį nuo graužikų, kuris kainavo 15 eurų, bet kadangi jo reikės dar tiek pat, kiek jau sunaudojau, tai 30 eurų prie bendrų išlaidų. Tai viso šiam momentui, šitam statiniui esančiam už manęs, kurį jau greitų laikų reikės pervadinti, nes karavanas bus įžeidimas, tai bendros išlaidos iki šios dienos yra va tiek. Per metus laiko su šiom dviem rankom, ir dar Rokas šiek tiek padėjo. Tiesa, daug žmonių man padeda, konsultuojuosi su daug ko, tai kiekvienam iš jų ačiū. Ačiū jum, kad žiūrit ir ačiū visiems, kurie padeda savo žiniomis, savo patirtimis ir palaikymu. Šiam kartui tiek. Kaip visada, kviečiu pažiūrėti kitus epizodus, kuriuose galimai rasite jums naudingos informacijos arba galimai gerai praleisit laiką. Jei nesekėt mane socialiniuose tinkluose, tai Instagramas, Facebookas, TikTokas, visur, Kiemo Magas, tenais daugiau ir dažniau keliu turinio, tai jeigu įdomu, ką mato čia, tikėtina, kad patiks ir tenais. Ir šiam kartui tiek, susitiksim sekančiam epizode, kuris nežinau bus nei kada, nei iš kur, bet iki sekančio epizodo. Čiau!